Perkelk savo idėją į internetą su laidos rėmėjo Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Susikurk svetainę vos 4 paspaudimais su dirbtinio intelekto pagalba. Eik į hostinger.lt, pasvirasis brūkšnys tiek žinių ir gauk 10% nuolaidą. Sveiki, gyvi Laisvės televizijos žiūrovai, pradedam naujus metus, 2025 metus ir vyriausioji Lietuvos komisija susirenka aptarti sausio, nors, toks įdomesnis čia bus aptarimas. Aš tai ką tik apskritai grįžau į Lietuvą, net nelabai suprantu, kas čia vyksta šitoj valstybėje, tik žinau, kad kažkas su fotobudele buvo labai svarbaus ir labai didelio ir čia su buvusi finansų ministrė Skaistė, ar kažkaip, kažkas tokio buvo, aš ten iki galo neįsigilinau. Aidas ir Rima sėkmingai vykdo savo pirmo mėnesio pasižadėjimus. Paulius jokių pasižadėjimų neturėjo. Taip lengviausiai vykdyti. Ir lengviausiai gyvena. Taigi, Paulius Gritėnas, Rima Urbonaitė, Aidas Puklevičius ir aš Andrius Tapinas. Mes čia vyriausioje Lietuvos komisijoje. Rima, koks tavo buvo sausas sausis? Sausas nuo Facebooko. Nuo Facebooko tu pasiėmė sausas. Taip, aš pasiėmiau detoksikacijos laikotarpį nuo sausio 1 tiksliai deaktyvavau paskyrą tiesiog, kad truputėlį būtų mažiau man to triukšmo, tokio, kartais to pojūčio, kai atsidarai ir tokia kanalizacija tokia atsiranda, daug visko ir daug šlamšto. Tai norėjau pažiūrėti, o kaip be to, turiu pripažinti, kad man visai patiko. Patiko. Bet matyt vis tiek grįšiu, nes, būkime, taip sakant, tiesus ir teisingi, tikrai neretai aš ten ir medžiagos laidoms kažkokios randu, vis tiek yra ten politikų komunikacija taip pat ir kartais jinai būna kažkiek galbūt įdomesnė, bet šiaip manau, kad išvada tokia, kad net jeigu ir grįšiu, tai reikia vis tiek labai pradėti stipriai riboti, nes šiaip turiu pasakyti, kad kažkokio gaivumo galvoje, kai tiesiog koncentruojasi visai kitus darbus labai tikslingai, nesiblaškydamas, yra daugiau. Bet čia lygiai tas pats, Aidai, tavo sausas sausis buvo klasikinis sausis. Nuo šnapso. Kova su baisia priklausomybė nuo kelių taurės vynų per savaitę. Bet realiai tai tas pats, ar ne? Kaip Rima sako. Gaivumo atsiranda daugiau galvoje. Bet vis tiek norisi dar grįžti, bet mažiau. Yra skirtumas, nes, pavyzdžiui, kai padarai sausą sausį tiesioginę prasme, tai tau po to labai ne tik, kad išsivalo, bet pradedi labiau pajusti, ypač nosyje. Atsiranda ten, išėja į taurę ir ten tiek visokiausių kvapų ar dar. Aš bijau, kad Rimai įkišus nosį į Facebooką, kažkokių labai įdomių kvapų tikrai ten neatsiras. Ten bus ta pati kanalizacija, kaip ir anksčiau, ten, nes atvirkščiai skaičiau, vyksta dar labiau ten. Blogėja situacija. Blogėja situacija. Ir šiaip visose, jeigu nori tikros kanalizacijos, jau tokios veislinės, tai kai X-a, ten dar geriau yra. Aš jį turiu, bet jis mano ten taip sudėliotas, kad aš ten būnu ir mažai, ir... Jo, bet jeigu tu žiūri tik tai, ką tu following, tai yra viskas normalu. Bet jeigu ką tau rekomenduoja, tu ten užeik. O, ten tai prasideda. Ten toksai povandeninis plaukiojimas su kliūtimis po kanalizacijos. Beje, dėl X-o, tai ką aš matau, ką išdarinėja Muskas ir kaip kartais yra suprograminami dalykai, tai yra šiaip jau šiurpoka, dėl to, kad kartais aš turiu įdėti daug pastangų, kad tam tikras turinys nebeatsirastų ir kaip pavyzdžiui per rinkimų kampaniją tau net nėra mygtuko arba jis išjungtas priešingai negu prie kitų kanalų, kur tu prašai, kad tau šito turinio rodytų mažai. Ne, realiai aš turėjau tiesiog nebesekti iš viso, pridaryti daug visko, nes ten labai įdomus dalykai. Sugadinti šventės gerbiami inteligentai, bet ar jis buvo tik tokia? Aš norėjau klausti, o koks yra mūsų su Pauliaus su tavim guilty pleasure? Gadink šventę. Kartais galbūt, nors aš nesu kaip ir tiesiogiai tik tokia, bet yra šito turbūt. Guilty pleasure tas turbūt yra sekti tiesiog visą tą sferą, nuo kurios aštriausi kvapai eina. Nes kvapusis sausis, jisai labai aktyvus dabar, nes dar ir nepaminėtas šiandien nutilėtas, bet faktas, kad faktai nelabai galios tuoj, tai labai džiugina tą publiką, kuri labiau mėgsta naratyvus, o ne faktus. Tai nuo jų tas kvapas tik aštrėja, man atrodo, ir aštrės. Tai turėsim kuo mėgautis sūrių šitų internetinių. Vienas iš tų gretų atvejų, kodėl apskritai
istorija, kai briedas yra pavadimas naratyvu. Nes nesusirinkę inteligentai. Nes dažniausiai atvirkščiai būna. Tai jo, dažniausiai atvirkščiai yra. Šitas naratyvas yra briedas. Kas nutiko Lietuvoje? Papasakokit, Rima, kas tau labiausiai užkliuvo, kas nutiko sausio mėnesį Lietuvoje? Nes kas nutiko už Lietuvos ribų, tai čia mes turbūt į vieną personaliją labai greitai galėsim sueiti ir plačiau pakalbėti. Daugiau negu vieną ir aplink jos satelitus, sakykim taip. Ir salas įvairiausias, didelės ir mažas. Bet o Lietuvoje mes... užskliuvo kas nors. Jeigu kalbant apie antraštės, tai atrodo galėtume kalbėti tik tai apie vieną personaliją, bet mano dėmesys ir fokusas visai nebėra tai personalijai. Fokusas yra tik tai tiek, kiek tai dar labiau mažina pasitikėjimą apskritai politiniais institutais, turi to tokio destruktyvumo, bet mano fokusas jau šiandien yra pagrindę į premjerą, į socialdemokratus. Turbūt čia yra daug klausimų, kurie pildosi faktiškai dar ir po kiekvieno premjero pasisakymo, nes jisai akivaizdu, kad atsidūrė turbūt tam tikrose spąstuose ir sunkiai mato iš to išėjimą, bet turbūt dar didesnis fokusas tai vis dėlto mano buvo į tą klausimą dėl gynybos finansavimo, nes panašu, kad kartais mūsų politikai nelabai supranta, kaip svarbu valstybei žingsnį priimti ir dar kaip apie jį paskelbti, kad įgyvendinimas būtų kuo sklandesnis, nes dabar visa tai, kas vyksta, tai iš tikrųjų tik tai dar sunkina situaciją, nes aš, pavyzdžiui, negaliu suprasti premjero, kuris, kai klausia jo dėl naujo partijų susitarimo, dėl gynybos politikų, mes šitus konservatorius nebežiūrėsim, jie blogai dirbo. Palauk, žmogau. Tau šitų klausimų reikia įtikinti ir visuomenę, tai kai tu padarai politinį susitarimą tarp partijų, tai tau tada ir per tas partijas kai kuriuos rinkėjus yra lengviau pasiekti. Kai kuriuos, tai, bet vis tiek, tai tu nejaugi nesuvoki, kad bent jau čia kažkokio to vieningumo verta paieškoti, nepaisant to, kad galbūt tu nusivylęs ankstesnės vyriausybės veiksmais. Tai mane tas truputėlį liūdina. Mane liūdina, kai Seime antradienį priimama rezoliucija su 3,5% ir paskui, kai klausi, kas pasikeitė per 3 dienas, niekas negali pasakyti, kas pasikeitė per 3 dienas. Jau nekalbant apie tai, o ką jūs galvojot, kai jūs rašėte vyriausybės programą. Ir kai NSGK pirmininkas laidose kalbėjo, kad 3,5 tai yra limitas, tai ir po 1,5 mėnesio viskas fine, 5-6. Viskas tvarkoji. Ta prasme, čia turbūt mes mažiausiai iš tų, kurie sako, kad nereikia didinti finansavimo, bet man tai baisu, kad politikai mūsų tiesiog kartais ABC tokios nemato, nesupranta ir nesivadovauja tuo, ką turbūt turėtų diktuoti sveikas protas. Pauliau, dar likim gal tada prie finansavimo. Ką tu galvoji apie visas šitas, sakykim taip, iškeltas ambicijas, diskusijas? Man susidarė toks įspūdis, kad vėlgi, sakau, žiūrėjau į tai iš toli, man susidarė toks įspūdis, kad netikėtai gal čia pasakysiu, bet prezidentas gal buvo tas, kuris pradėjo ieškoti kažkokių konkrečių ir pagristų sprendimo, kaip mes galim pasiekti tuos procentus. Prezidentūra gal plačiaja prasme. Jo, aš kaip žmogus Gnyda gal priminsiu, kad prezidentas kalbėdamas apie naują užsienio politiką ir naują užsienio reikalų ministrą sakė, dabar mes nebe antraštėm kalbėsim, dabar mes tyliai ramiai dirbsim. Pirmas dalykas, ką iš esmės padarė tokia prezidento iniciatyva, turbūt mūsų užsienio politikos strategai, valstybės gynimo tarybos formate yra iškelti tikslą 5-6%. Tada visiškai nesuderinus bandyti aiškinti ir tai prezidentas tai daro, bandydamas konstruktyviausias turbūt priemonės įvardinti, bet turbūt tai daro dėl to, kad jaučia, kad tai yra jo iniciatyva ir jis turi prisimti ir jis mato, kaip dabar žmonės, kai kurie važinėja po Lietuvą ir sako, žiūrėkit, ką prezidentas daro, jis nori atims pensijas, atims indėlius, atims ir protezus išims iš... Tai aš manau, kad prezidentas jau truputį spaustas į kampą. Man viena vertus įdomu šitas žingsnis, ta prasme, kad tai drąsus toks, kad turbūt komunikacinis labiau negu politinis strateginis žingsnis ir manau, kad Lietuvai gal to ir reikėtų, bet didžioji problema prasideda būtent tada, kai mes matom, kaip apie tai kalbama, kaip tai nesuderinta, kaip, tarkim, atskirose laidose socialdemokratų partijos nariai, kurie atstovauja socialdemokratų partiją, kuri lyg ir atstovauja šitą poziciją,
sako, kad gal čia nereikia, gal ieškokim kitų būdų ir panašiai. Tai man tas pasimetimas, nežinojimas, jis diskredituoja šitą neblogą idėją. Ir man atrodo, kad bus problemų ją įgyvendinant jau dabar. Jau dabar šiemet mes turim tokią nemažą skirtį, kurią išnaudoja kai kas, keldamas problemas valstybėje, vien todėl, kad šitą idėją išėjo, išmesim, o tada pagrysim. Tai man primena šiek tiek tą patį grėblį, ant kurio stovėdavo praėjusi vyriausybė, tik tai dar kvadratu, nes čia yra net ir valdančioji daugumoje tokių, kurie labai aiškiai sako, kad čia mums tikrai nereikia Ukrainoje korupcija ir panašias nesąmonės. Tai man turbūt ta drąsa ir tas nepasirengimas tą drąsą pabekinti. Tai aišku, prezidentas imasi iniciatyvos, šlovė jam, taip sakant, bet kaip atrodo ta jo iniciatyva, nes panašu, kad niekas nepritarė jo išsakytam. Man tai labai įdomu, ar nebus taip, kad, kadangi vis tiek žmonės, bent jau Baltijos šalių vadovų tarp yra linkę konsultuotis, kad tiesiog sužinojo, kad estai po 2 dienų paskelbs apie tą patį ir nusprendė aplenkti. Na, bet tai tada tai čia visai juokinga. Gal nežinokit. Bet faktas tas, kad po 2 dienų estai tą patį pasakė. Bet taip atrodo. Jo, taip atrodo. Ir tiesą sakant, jeigu mes kalbėtume apie antraštinę šito paskelbimo vertę, niekur tai nepraėjo normaliai. Nei estų, nei mūsų pareiškimai. Bet žalos tam tikrą prasme gali būti padaryta. Aš turiu galvoje viduje, kai tu išorė ne, bet iš kitos pusės, aš taip irgi galvoju, gerai, mes turime užsienio partnerius, kurie dabar pamatė tuos mūsų procentus, bet taigi jie irgi neantraštę skaito, jeigu jie yra profesionalai politikos, jie labai stebės procesą, kaip mes ieškome tų pinigų, ar mes sugebame argumentuoti ir prezidento tos idėjos, daugelis tai jų šiaip jau labai staigiai sulaukė ir labai rimtos kritikos, aš turėčiau pasakyti. Tai man tas prezidentūros toks tarsi paskui bėgimas iš paskos galvojant, ką čia padaryti, nes reikia jau kažką pasiūlyti dėl to, kad tu nebegali toliau tylėti, tik tai vis kartoti tuos 5-6%. Tai, neatrodo labai, brandus politikos formavimas, aš tai pasakysiu. Sprendimas geras, bet politikoje arba sprendimų, arba tiesiog sprendimų sugalvojimo ar kažkokių svajonių sugalvojimo neužtenka. Tu turi turėti aišku planą, aišku matymą ir man atrodo tikrai buvo verta daugiau padaryti namų darbų prieš tai paskelbent, nes jeigu čia tikrai buvo norėta sieti, ar ten, čia kaip išgirdom vieną versiją su estais, kad aplenktume estus, ar kad prieš Trumpo inauguraciją, tai yra toks iš tikrųjų... Širma tokia, arba karuselė. Toks į smulkmeną žiūrėjimas ir nematymas esmės, kad tu su tuo bėgimu gali kaip tik būtent, sakau, padaryti taip, kad tau čia viduje bus daugiau žalos ir tau reikės tą amortizuoti. Vėl tai nebent tik tai viduje, aš tikrai, pavyzdžiui, išorėje, kad kažkas labai blusinės, analizuos, ko mes šiandien tikrai nebus, nes NATO šalyse yra valstybių, kurios turi tiek susipareigojimų skirti 2%, daug daugiau problemų ir paaiškinimų, kaip tai darys, ir tai yra daug didesnės šalis, su daug didesniu tiek ekonominiu, tiek kariniu potencialu, taip kad kol iki mūsų paskelbimo prieis rankos, tai... Man atrodo, išorė gali būti viena problema, tai yra dabar Europoje vyksta toks stebėjimas situacijos naujos ir yra turbūt tokie sudaromi netiesioginiai sąrašai tų, kurie nusilenks Amerikai ir bėgs paskui, ką ir bedarytų, ir tų, kurie bandys kažkaip tą suverenumą laikyti ir bandys dėrėti dėl tam tikrų dalykų. Tai mes įsirašėm į grupę valstybių, kurios maždaug ataidės tai, kad Trumpas sakys, bent jau taip atrodom, nes visi mato, kad ta mūsų idėja nėra rimta, nes ministrai tarpusavį nesutarė dėl finansavimo šaltinių ir kur išleisim. Tai žodžiu, tai man atrodo, kad čia toks pabandymas nusilenkti naujai JAF administracijai, kuris Europoje turbūt irgi bus traktuojamas kaip toks pasirinkimo ženklas, ar ne, su kuo jūs esate, su vokiečiais, prancūzais ar su JAF. Ne pirmas kartas. Bet dėl Irako antrojo karo taip pat buvo. Izraelio balsavimas. Panašu, kad tai bus, žinokit, reikės tokius pasirinkimus daryti vos ne kiekvieną dieną. Žinai, kaip ten žaidimai būna, kur tu turi pasirinkimą padaryti per vieną pasirinkimą. Dabar pasižiūrėkit, pasirinkimas atsirado, vis tiek mes jau perinam, sakykime, prie užsienio truputėlį politikos, bet dar grįšim prie prezidentūros ir socdemų santykių, padiskutuosim. Bet dabar, pavyzdžiui, naujausias pasirinkimas, ar ne, tai kieno Grenlandija? Kieno Krymas jau mes kaip ir visi suprantam, o kieno Grenlandija? Ir kur yra teisingas atsakymas? Ir pavyzdžiui, Budrys, Urmas mūsų, jis sako, mes čia neutralūs. Tada
opozicija pradeda burnoti, o kaip mes čia dabar išduodam danus savo artimiausius ten draugus, taiga jau patapusius, ar ne, ten prisimenama 92-91 metai ir panašiai. Kita pusė sako, bet Donaldas J. ir panašiai. Tai toks įspūdis, kad man susidaro įspūdis, kad mes tokius pasirinkimus turėsim daryti šiandien dažnai. Bet aš gal pabūsiu su nepopuliaria nuomonė, bet aš labai pasigendu tiesiog kalbėjimo apie principą. Ta prasme, kokį principą mes palaikom. Nes čia atrodo, kad vyksta kažkokios futbolo varžybos, mes labai lengvai įsijaučiam į tą naująjį naratyvą, kuriai valstybei kas priklauso, o ne kokiu principu turėtų priklausyti, ar atitekti tam tikros teritorijos, arba kaip turėtų būti elgiamasi su tuo, kas traktuojama kaip interesų zonos. Kažkodėl aš to tiesą sakant negirdžiu, nei iš didžiųjų vertybininkų. Tu tikėsi, kad, ta prasme, kažkuris iš mūsų pareigūnų, kurie gyvenime tą Grenlandiją nesidomėjo ir nei ten labai tikrai neanalizavo, dabar išstos ir prieš Europą visą, ar ne, kur nors ministrus, kur ten vyko, Graikijoje, man atrodo, Budrys pasisakinėjo, prieš visą pradės dėstyti principinės dogmas, tai mes galime atrodyti dar jokingiau. Principinės dogmas, tiesiog primint turbūt, kad tie principai, kuriuos mes ginam, kalbėdami apie, nežinau, Moldovos, pavyzdžiui, Sakartvelo suverenumą, kai yra norima pasisavinti dalį teritorijų, nesakoma, kad čia taip didesnis saugumas yra sukūriamas ir panašiai, kad mums tai nepaisant mūsų partnerystės su Jungtinėm Amerikos valstijom, strategiškumo jos ir panašių dalykų, kad mes norėtumėm kitokių būdų sprendimų, derybų, nuomos susitarimo ar panašių, ta prasme, kad mes esam ta valstybė, kuri kažkokį palaiko principą, nes man labai keista, kai mes istoriškai žavimės ir švenčiam Islandų, pavyzdžiui, mums išreikštą paramą, kuri buvo būtent paremta ne tuo, kieno čia JAF ar Sovietų Sąjungos. Islandai pažiūrėjo, sako, žiūrėkit, tie žmonės, kurie sako, kad jie norėtų gyventi savo teritorijoje, suvereniai. Jo, bet Islandai, matai, niekada neturėjo problemų su savo kaimynu ir jiems neiškyla dilema, kad o jeigu mes dabar įžeisim savo pagrindinį potencialų gelbėtoją nuo rusų, ar nebus čia tas mūsų principas labai brangiai? Čia yra, žinai, ta situacija, kai kokį tu bet turėtum pasirinkti variantą, nė vienas iš jų nėra geras. Ne? Tai yra tai budrio variantas pastovėti nuo šalies. Ne, yra dar kitokių tų variantų. Tu gali iki fantazijos ribų, kad ten gali pasakyti taip, kad turime du draugus, abu juos vertime, esam pasiryžę tarpininkauti. Mes padėsim, jo, Lukašenko senas geras būdas. Aš to jums atnešiu žemėlapį, parodysiu. Yra tų variantų, ten tu daug, ten tu gali skirti ir aišku, jie visi yra, tai yra daugiau tiesiog tam tikrą dūmų uždangėlę paleidimą, norint nusišalinti vis šio dalyko, nes, kaip jūs jau, variantai abu yra blogi ir variantai abu yra nemalonus. Bet čia atsiranda kitas dalykas. Yra dalykas, kas yra racionalumas, kuris tau verčia pasirinkti vieną arba kitą variantą, skaičiuojant, kiek kiekvienas turi minus ir kiekvienas turi plius ir po to elementariai bandant iš juos išsidėlioti. Bet mes esame ne tik racionalūs žmonės, mes esame dar ir emocingi žmonės. Ir mes visuomet prisiminsime, kas privertė mus rinktis vieną iš dviejų variantų. Ir konkrečia asmenybė, ir ką jie atstovauja. Ir aš bijau, kad tai, kas prasidėjo su šitais su Islandija, Kanada, Meksika, Grenlandija, Kanada, Panamos kanalu, Kolumbija ir panašiais dalykais. Meksikos įlanka. Čia tai hengiausias dalykas. Aš kaip visuomet sakau, yra Falklandai, yra Malvinas. Vieni taip vadina, kiti vadina, nėra problemos. Bet su šitais rimtais pasirinkimais tai yra kaupėsi, tai yra kapsi. Ir bijau, kad tas efektas atvirkštinis bus tikrai netoks. Bet man tas mūsų tada toks selektyvus principingumas, kur kažkur mes super principingi ir visa kita, o čia dėl to, kad tai yra tiesiog nauji prezidento rinkimai ir naujas konkretus asmuo, mes taiga jau traukiamės ir užimam visiškai neutralią poziciją, net negebėdami pasakyti, kad mums atrodo, kad tokie pamatiniai principai turėtų būti išlaikomi, tarkime, visais atvejais. Tai aš tada keliu klausimą, ar mes patys tada tokie netrodom bestuburiai? Aš bijau, kad yra baimė visų, dar neaiški nuojauta, nėra iki galo pasverta, paskaičiuota, įvertinta, bet yra bent jau nuojauta, kad mes kalbame ne tik apie vieną žmogų. Mes kalbame apie didelį ilgalaikį trendą ir ne komandoje, o žmonėse, kurie jūs renka, tai yra didėja dalyje Amerikos, kurie, aš nesakau, kad eis į izoliacionizmą, tą tikrai to šio prasme, bet į vieną šališkumą ir kuri tikrai supras tą America First, kuris buvo, tas lozungas dar buvo prezidento Hardingo 20 metais paleistas, kai jie atsisakė dalyvauti
Suvienyti nacijų tautų sąjungos sistemą ir panašiai ir visą kitą. Tai žodžiu, ten ne pirmas kartas ir ne paskutinis kartas, bet jeigu tai yra ilgalaikis trendas, su kuriuo mums reikės gyventi, ar mums nereikia pradėti bandyti šiek tiek permastyti ir to bendrabuvio taisyklės ir principus, kaip mes turėsime. Bet čia nėra prieštaros, nes iš esmės amerikiečiai prieš kokius dar 20 metų mūsų supratimas buvo toks ir nusistovėjęs konsensusas, kad amerikiečių užsienio politika paremta mums naudinga bendradarbiauti su valstybėmis, plėtoti jom ekonominius santykius, elgtis švelniai iš esmės su tais, kurie mūsų sąjungininkai. Dabar akivaizdžiai nusistovėjo mums naudinga būti šitose kritinėse situacijose didelė galia, kuri paspaudžia ir gauna, ko nori. Mes esam ne tie, kurie gali paspausti ir gauti, ko nori. Ir kaip mums pavyks šitos logikos pasaulyje išlaviruoti ir ar mus pridengs tie, kurie žiūri per naudos principą, ar mes būsim naudingi, ar mes turim ką pasiūlyti. O čia yra tas esminis klausimas. Taip, mes grįžtame 30 metų. Bet mes tada galim likti, kaip aš sakau, plikom su benelėm ir dar be principų. Ne visai, nes aš paskui grįžtame atgal 30-osios ir paskui neteisingai, kadangi 30 metais mes apskritai buvom pakabinti patys vieni. Dabar bent mes jau esame ir Europos Sąjungoje, ir NATO, ir galų galia egzistuoja krūva kitų daugybės tarptautinių formų, kur mes esame lygiai teisėmi, tokiamis pačiamis teisėmis, kaip kiti dalyviai, nepaisant mūsų santykinio ekonominio verslo. Taip, kad tikrai nėra situacija kaip tada, kad buvo, kad tu esi pats vienas savo su tuo vieninteliu žurnalu Baltic Review, kuris buvo po to Sovietų Sąjungos apkalintas, kai išėjo tarpusavę, kur ruošėt karinę sąjungą su Latvijos ir prieš mus. Taip, nėra situacija tokia bloga, tik tai yra kitokia, negu buvo tada, kai mes stojame į NATO. Bet taip, mes tada ir nežinom, ta prasme, vieną kartą tu taip neutraliai sureagavai, kitą kartą gal net nusilenkei. Ir mes net nežinome, kiek tas trendas yra ilgalaikis. Ir mes nežinom, kiek smarkiai, ta prasme, bus spaudžiama. Taip, mes nieko to nežinome. Mes bandome dabar tiesiog pajausti. Nes toks, man tai susidarė toks įspūdis, Grenlandija yra toksai lakmuso papirėlis. Pasitestuosiu su tokiu tolimu, gal daugam nelabai ten svarbu. Tolimo, bet iš kitos pusės tai yra, kaip buvo anksčiau kažkada 1824 priimta Monroe doktrina, dabar pradeda žmonės šnekėti apie Donro doktriną, kur yra ta paši vakarų pusrutulis ar dakonas, tai čia Amerikos pirmo prerogatyva ir ta pati Grenlandija, formaliai geografiškai žiūrint. Aš gal tik vieną dalyką pabrėšiu, kad man atrodo, kad mes šitam balansų žaidime šiek tiek per daug sukrovėm kiaušinių į tą Amerikos krepšį. Man atrodo, kad ir 5-6% ir mūsų dabartinė laikysena. Aš manau, kad Danijoje žmonės perskaitė taip, kaip turėjo perskaityti, kad mes iš esmės žiūrėsim, kas bus, bet nesam tie partneriai, kuriais galima pasitikėti dėl principo tam tikro. Tai aš gal šiek tiek bijau būtent to, kad mes labai lengvai driftinam, nuslenkam, taip sakant, tą palaikysim Ameriką, nes Amerika yra gale, mes pritarėm tam galio žaidimui pusę, kas mum, jeigu Europa, pavyzdžiui, pradės, tokį netiesioginį, bet konfrontaciją ir ne ekonominę su JAV, tai mes tada turėsim labai sunkių pasirinkimų ir mes labai prastai atrodysim prie stalo, taip drąsiai pasirinkę tą vieną. Tuo labiau, kad mes visada oponavom tam, kad vien dėl to, jog aš turiu didžiulę galę, tai aš darau, ką noriu. Ta prasme, mūsų visa rytų partnerystės politika iš esmės dabar padėta po stalu yra, nes kodėl tada Rusija neturėtų tą pačią logiką vadovautis Moldovoje, su Padniestrė, Sakartvelis, Abchazija, and so on, and so on. Jo, ir turint omeny, kad čia yra pirmų kelių savaičių. Ar ne, aš manau, kad vasario mėnesį mes matysim ir kovą mes matysim dar daugiau pareiškimų ir kai jau pradės pilnu tempu veikti apšilskojas Rubio ir visas State Departmentas pradės dėlioti savo kryptis. Bet, nežinau, mūsų turbūt labai aiškus išgyvenimo prioritetas, kuris mano galva yra aukščiau mūsų principų, yra Rusijos atgrasimas. Be Amerikos Rusijos atgrasimas yra faktiškai neįmanomas. Man tai, žinai... Šiuo metu. Aš kalbu, ta prasme. Taip, mes kalbame dabar nesapnė. Aš kur matau loginę problemą šitame ir tokius paradoksas savotiškai, kad viena vertus aš suprantu, kad tą lemiamą dieną svarbiausias rodiklis bus Amerika ir Amerikos pozicija. Bet kalbant apie mūsų išgyvenimą ir dabar stiprėjimą ir dabar visos karinės infrastruktūros vokiečių brigados klausimą, mums svarbu būti Europoje tokiais patikimais sąjungininkais. Ir mes turim balansuoti tarp tų dviejų pusių. Tai taip, lemiamą dieną, aišku, kad svarbiausia bus Amerikos pozicija. Bet jeigu mes iki to tiesiog viską pastatysim ant Amerikos,
mes galime turėti problemų. Kitas momentas, kas yra įdomus, tai kad mes sakom mes, kaip viena valstybė. Iš principo, pastaruosius metus yra kalbama apie naują regionų ašį, Baltiksai, Lenkai, Čekai. Ir Nordiksai. Suomija su Švedais. Ir Nordiksai, ar ne? Ir gal Jungtinė karalystė, kurie teoriškai gali. Tai čia turbūt, čia turėtų užsienio reikalų ministrai pradėti labai rimtas konsultacijas ir tai ar bus čia bendras balsas? Ypač, aš tai vienintelį dalyką, kad žinant, kad bus Čekijai parlamento rinkimai ir kad vėl gali grįžti Babišas, tai mes galime vėl ten šnekėti apie tą Habsburgų paliktą skylę, tai yra Vengrija, Slovakija, tą pačią Čekiją, kur yra normalus, atsiprašau už išsišykimą, normalus, nes iš karto visi pradėjo sakyti, tai tu kitos nenormalis. Bet sakysime, klastiniai miestai, didmiesčiai su proeuropietiška politika ir toks geras ne miestas, kuris yra už Fico, už Orbaną, už tą patį Babišą ir panašiais dalykus. Tai čia Čekija. Už dujas gal labiausiai netgi rusiškas, kurios yra pigesnės ir jų vamzdžiai pasiekia juos ir iki Austrijos eina, tai čia svarbiausia. Beje, mano žiniomis praeitoje kadencijoje buvo bandymų stiprinti šitą visą aptartą bloką ir jo bendradarbiavimą, sukuriant tam tikrą ir atsvarą ir tuo pačiu pastiprinant tas mūsų pozicijas. Ir nepanašu, kad tos iniciatyvos kol kas buvo sėkmingos. Aišku, tai, kad keičiasi situacija Jungtinėse Amerikos valstijose, gali keisti ir dabar šitų šalių taip pat šiek tiek poziciją, bet aš manau, kad tą būtent rasti su partneriais bendrą kažkokį sutarimą gali būti irgi nepaprasta. Lenkai irgi turi savo liniją, kalbant apie JAV. Ir kitas dalykas, kad, bendras, kas yra, vėlgi, mes čia, man atrodo, kažkada esame jau kalbėję, kad Europa išgyvena masyvę lyderių krizę. Ir ta prasme, kas gali tapti Trumpui atsvara, partnerinė tokia atsvara, nėra. Aš nematau nei vieno politiko Europoje, kuris net žaistų kažkur panašiam prie panašaus stalo. Meloni, netgi, kaip būtų paradoksalu, jį kodėl atrodo tvirčiausia tiek vidaus politikos, tiek turinti aiškiausią kažkokią sistemą. Bet čia dėl asmeninių simpatijų turbūt, bet reikia atkreipti dėmesį. Bet aš turiu, kad bent jie jau jaučiasi pakankamai tvirtai ir tai buvo žmogus, kuris viršijo lūkesčius tada, kai ji pateko į aukščiausią valstybės poziciją Italijoje, kur nieko nebuvo tikimas iš jos, bus galvojama, ant Salvini tik tai su Sijonu arba dar ko nors panašiai ir staiga tvarkėsi ir labai efektyviai tiek su savo koalicija valdančiaja, tiek išsidėliodama, kad čia yra vauk perlenkimai bet Rusija ne, tas ne, žodžiu, tarsi užimdama tokia aš nežinau, senoviškų klasikinių krikdemų poziciją, tokia 50-ųjų metų gal dar kažką, bet bent jau sakau, viena ir kuri dar turi šiek tiek laiko atsargoje iki būsimų rinkimų, nes tu sakai, kad nėra lyderių, tai nėra lyderių ir dėl to, kad Vokietijoje rinkimai, 27 metais Prancūzijoje prezidento rinkimai. Apie tai aš kalbu apie rinkimai, ar koks skirtumas, kas pasikeičia? Vietoj vieno nelyderio ateina kitas. Mercas atrodo ryžtingiau negu. Žiūrėkit, aš kitą aspektą atkreipčiau dėmesį trumpai, kad man atrodo ir situacijos kuria lyderius ir gale kuria lyderius tam tikrus. Kai tu turi už savęs stiprią kylančią ekonomiką, tau lengviau iškilti kaip stipriam lyderiui. Europa dabar yra pusė JAV ekonomikos. Kai buvo prieš 20 metų tiek pat. Iš kur gali būti tie lyderiai, tai būtent, iš kur gali būti tie lyderiai. Tai kai tu turi silpnėjančią, senstančią visuomenę, kuri iš esmės sprendžia labai daug vidinių problemų, kai tu dar esi sąjungoje, kurioje nėra labai greitų tikslių sprendimų, bet koks lyderis, man atrodo, ir dar šito galim pridėti prie ekonomikos ir lyderių, iš dviejų, o verslo lyderiai kokie Europoje. Ir irgi taip pat atsirandi. Kur mūsų maskai, ne? Prašau? Kur mūsų maskai? Dabar atrandame šitą junginą tą Norvegijos suvereniaus fondą, kuris su juo susidėjo. Nuo pietų stalo nuvarytas jau. Jo. Vienas mymas, kur, yra, ką daro Kinija, ar ne, ten šitas, kaip tas? Dipsykas. Tai dabar Alibaba paleido. Amerika su Marsu ir tada yra tam pačiam mime Europos Sąjunga, kuri sugebėjo priimti, reiškia, tą. Man kartais, neatsiplėštų nuo... Čia nežinau, kiek skaitėt šitą Gatopardo Lampedūzą šitą knygą, tą romaną, kuris pernai, man atrodo, perleistas naujų vertimų, ten apie
senos italų aristokratą, kur ateina jau revoliuciniai laikai ir panašiai, ir jis ten žiūri tą gestančią senų laikų didį, bet čia irgi toks kartais įspūdis panašu, kad sėdime gražiame muziejuje. Ne, tai Austrija-Vengrija, muziejus, rotas. Jo. Tai čia irgi kartais, bet gal čia mes per daug panikieriškai žiūrime dėl to, kad labai lyginam į tuos dramatiškus pokyčius anapus Atlanto ir dar kažkur. Bet ekonominė situacija yra rodiklis, pripažinkime, šito negalime. Yra, bet iš tos pačios vietos, nevargstam. Čia, nevargstam. Nevargstam, bet aš manau, kad dar yra ir šiaip problemos, kurios yra būdingos ir Lietuvai, bet šiaip partijų kaip institutų tam tikras silpnėjimas, vadinkim taip, politinio elito rekrutavimo, atrankos, ta funkcija besilpnėjanti. Tai aš manau, kad čia nėra tik tai Lietuvos problema, kai mes irgi čia nuolat kalbam, kur mūsų lyderiai. Tai aš manau, kad tos pačios bėdos, tos pačios problemos yra ir kitose Europos valstybėse. Jeigu būtų tik Lietuvos, tai čia būtų fantastika. Mes Lietuvą užlipam ant kryžiaus, nukryžiuokite mūsų problemas. Taip, bet aš manau, kad tos pačios partinės bėdos, partinių sistemų bėdos yra ir Europoje. Čia ne tik partinių, čia apskritai visų institutų. Visų institutų, kuriais remiantis veikia demokratijos institutai. Tai žmonės, tai yra taisyklės. Aš prisipažinsiu, gerai, čia gal reikia politologinio išsilavinimo, kad geriau suprastum šitą dalyką, bet man vis tiek yra labai sunku suvokti, kaip demokratinėje valstybėje, kurioje tie institutai, aš kalbu net ne apie Lietuvą, aš kalbu apie senasias demokratijas, tą pačią, kur yra nuo mažų dienų yra sudėliota visas sisteminis lyderių auginimo šiltnomis, gal taip pasakykime, ar ne, su prestižiniais universitetais, mokyklomis ir taip toliau. Visas šitas nebeveikia. Visas šitas pakilimo takas, jisai liovėsi veikia. Aš gal turėčiau atsakymą, kad problema yra už to, ką sakė Rima apie partinę sistemą, už to, ką sakė Aidas apie institutus, yra ideologinė ir apskritai idėjinė problema. Tai jeigu tu nebetiki sistema ar nebetiki kažkokiu galutiniu tikslu, netiki, kad tu iš principo, kad ir kaip idealistiškai kalbėtum, bet pakeisi pasaulį eidamas prieš tos sistemos laiptus, kad visa tai yra tiesiog bullshitas, kažkokia technokratija, sprendimėliai, galio žaidimėliai, tai turinį. Ir tada protingi žmonės, man atrodo, iš dalies dėl to neina, ir čia gal ir net ir tokia mąstytojų problema ir filosofų problema yra, kad nėra pasiūloma gera idėja, gera utopija, nėra sukurta gera ideologija tam vidutiniam centriniam žmogui. Nes naivumo amžius praėjo. Jo, bet kitoj pusėje naivumo amžius klesti, ta prasme, toj pusėje, kuris sako, dekonstruokim viską, sugriaukim režimus, padarykim auditus visur. Auditai visur. Tai šitoj pusėje naivumas klesti ir jis akumuliuojasi ir jam sukurti instrumentai, kurie kelia kaip ant mielių. Tai vat aš truputį išgyvenu dėl to, kad tas centrinis vidutinis žmogus, kuris sako, žiūrėkim, gal neišgriaukim visko, gal palengva keiskim dalykus. Jis nelabai turi geros ideologijos, gero gyvenimo. Jie apima daugiau tokio tiesiog fatalizmas, žiūrint daugiau istoriją, kad galvojant, vėl bus viskas sugriauta ir po to vėl man reikės... Vėl mane muš. Ir vėl man iš pradžių muš, o po to man reikės vėl viską atstatinėti. Kitas dalykas, man atrodo, kad kai viskas taip susistygavo, ar ne, tai atrodo, tai ko tu ten neisi, jeigu viskas padėta ant bėgių ir važiuoja ir turėtų iš inercijos ir toliau važiuoti, nepriklausomai nuo to, ar tu ten... Prakuras mestis. Taip. Tai aš galvoju, kad čia gal ir susidarė paskui tokia situacija, o tada, kai čia tokia inercija ir toks atsipalaidavimas, iš esmės pastebimas, staiga ateina kažkas... Aš dar gal pridėčiau tik vieną dalyką, bandydamas pateisinti arba bent paaiškinti, kad kai kurie iš tų iššūkių, su kuriais dabar susiduria, tos šalis, tos visuomenės, kurios neturi lyderių, yra gana unikalūs, anksčiau nėra buvę. Anksčiau nėra buvę demografinės problemos. Tikrai niekuomet nėra buvę. Visą gyvenimą... Senovės Romos imperijoje nebuvo demografinių problemų suderinti tautų tarpusio bendravimo. Nebent aristokratų viršuje, bet ir tai ten buvo mažai, nes žmonės nežinojo kontraceptiko ENS. Žmonės apskritai tas priežastinis ryšys tarp sekso ir gimimo. Jis nebuvo toks iš principo, aš kalbu, kad susidarimai būdavo tarp kultūrų. Bet nebuvo kaip po tokios didelės demografinės problemos, kur dabar sėdi ir nežino, ką daryti. Nes kiek kas bando, ar Pietų Korėja bandyti, ar dar ką nors panašiai, niekas neduoda vaisių. Niekas neduoda. Tu turi arba tik imigracija, arba robotizacija. Du variantai. Nie vienas, ne kitas kažkaip ypatingai nikvė. Tai kai kurie iš tokių iššūkių tikrai yra tokie, kur tu žiūri ir galvoji, nežinau. Ar žinai, kiek pasaulinių hitų sukūrė Nordcurrent? Kurkime ir aukime drauge.
Gerai, grįžtam prie tokių globalinių dalykų, prie mikro sausi momentų. Keli niuansai. Ką jūs galvojate? Gerai, dabar auditai. Va, čia jau buvo paminėta, auditai LRT, auditai kamera ir panašiai. Iš principo aš galvoju taip, nepralošianti kortą. Kas gali prieštarauti auditui? Ir visi sako tą patį, ar ne? Taip, skaidrumui reikia. Atrado populistai, tikrai nepralošiančią kortą, bet iš esmės, aš irgi sakyčiau, kad krašto apsaugos sistema nėra pats skaidriausias pasaulyje indas. Ir jeigu jis būtų skaidriausias pats, tai būtų šiek tiek keista, kad ateina visi pasižiūrė, už tankus tą, už tiek tą, už tą. Čia irgi yra specifika tam tikra. Taip, ta prasme, tai... Kariniai žvalgybai tiek. Iš jo išlaikoma tiek ir tiek agentų, tiek ir tiek kontraktų. Netgi kai mes dalyvavom kaip kofinansuotojai, pirkdami apginklavimą Bairaktarų, mes nežinojom kainą. Jis sakė, jūs tikrai nežinosit kainą. Ne, tai čia yra labai logiška. Civiliams pasakė. Ir liko po to, kaip pralošti pinigėlius. Tikiuosi, Artūras stebi. Artūras ruošiasi baigiamąjį kalbą į 8 valandų. Dabar jau užsirašinėja citatą. Tai va, tai su tuo auditu aš manau, kad čia tol turbūt matysim jį ir tai gal yra visai geras dalykas. Klausimas, kas jį darys. Ta prasme, aukščiausia audito institucija ir taip daro. Taip, tai jeigu mes... Tu apie valstybės kontrolę. Buvusi. Valstybės kontrolė visada skūsdavosi, kad niekas nekreipė į ją dėmesio. Ir prie Dulkio, ir prie anksčiau niekas nekreipė į jos auditą. Jie pasidaro tą auditą, pasideda ir jis sako... Jo, bet ten daugiau būdavo nekreipė dėmesio į dalykus, kuriuos jie nurodydavo kaip rekomendacijas ir kaip ypač veiklos organizavimo, tai yra organizavimo auditą. Ne finansų, kad kažkas yra iškosėta, išdurninta ar dar kas, bet kaip neefektyviai organizuojami procesai, kurie yra dubliuojami dar kažkur. Jie tuos labai nurodo ir tuos dažniausiai niekas nekreipdavo dėmesį. Tai, žinai, klausimas yra taip, kas pirmiausia, kas darys, ar tie, kas darys, turi tam kompetencijų ir kitas dalykas, koks iš tikrųjų yra audito tikslas. Nes, žinai, dabar atrodo, kad tas audito tikslas, žinai, surast, kad, nežinau, kiek Tapinas gauna ten kažkur pinigų, žinai, LRT, pavyzdžiui. Arba, žinai, kiek mes ten sumokėjom galbūt dar už kokį nors puodelį į kariuomenį. Kuriuos tu pinigus pralašinėjai Las Vegase? Ar iš LRT, ar iš Bairaktarų? Tai dabar išsiaiškins. Bet man atrodo, kad va čia yra, tiesiog ta audito korta taip labai lengvai mėtomasi, nes mano žiniomis, bent jau, pavyzdžiui, LRT, tai iš tikrųjų tie klausimai ten lėšų naudojimo ir panašiai, toli gražu dar iki naujos valdžios susidarimo buvo keliami ir ten tai nėra jokia kažkokia visiška naujiena. Tai dėl to, ir yra, man atrodo, kad čia tiesiog labai, labai paprastas dalykas, kaip aš dabar pasipelnysiu dar šiek tiek populiarumo taškų ir koks aš čia būsiu kovotojas su sistema. Bet, klausimas iš tikrųjų, kuo tai baigsis ir kaip apskritai tai atrodys, nes savaime joks auditas nėra įdingas procesas. Bet kai tu pradedi tuo spekuliuoti su labai aiškia intencija ir su anonsais, nes tau paskambino, pasakė, tu ten jau viską žinai, čia yra tiesiog... Jeigu auditas neras to, ko tu anonsavai, tai buvo blogas auditas, reikia naujo audito. Arba yra metodai, kuris apeina mane. Iš esmės, tas auditas, būkim teisingi, ta prasme, šitas auditas, apie kurį kalbama, iš esmės yra noras pasitvirtinti savo, kad viskas yra nupirkta, kažkieno yra valdoma ir kažkieno yra pinigai mokami, kad kažkaip būtų kalbama ir tam reikia paimti pavardę ir prie pavardės pridėti sumą. Nesvarbu, kokia paslauga buvo atlikta, bus aišku pačiam savo, kad taip yra. Nes šiaip aš kaip smulkusis, taip sakant, LRT autorius, tai aš net juokavau su kolegams, sakau, aš net noriu, kad paviešintų. Gal man pakels tada užmokestį. Dabar žmonės sužinos, už kiek aš parsiduodu, kabutės. Tai jūs gal sudarykite tokią smulkiųjų autorių. Jo, profsąjungą. Smulkiųjų LRT autorių profsąjungą. Nes šiaip reikia. Jeigu dar prieš kokius 3 metus įvardintume sumas, tai turbūt ten iš viso, man tai truputėlį būtų gėda neatsakyti, kad aš už tai dirbu. Tai apie tai kalba, kad man atrodo, čia esmė tiesiog yra pasimti popierius, pasižiūrėti, pasakyti, tas tiek, vadinasi, jis už tiek daro kažkokius. Parsiduoda už 150 eurų. Ta prasme, nes niekas nekalba, pavyzdžiui, aš kai girdžiu tą auditą, aš negirdžiu toliau kažkokio efektyvinimo siūlymų, kažkokių siūlymų. Tai kur jūs taip tos pinigus esminiai? Ne, teoriškai, žinok, yra kalbama apie tai, kad kai yra tokie dideli pinigai, sakykime, ar ne? Tai jie gali būti valdomi efektyviau ir turbūt yra lūkestis, kad jeigu tai darys
profesionalūs auditoriai, jie visą laiką pateikia pilnam audite rekomendacijas. Ar tai būtų... Vėlgi, žinai, yra vieni iš profesionaliausių pasaulio ir auditorių ir managemento konsultantų yra McKinsey, ar ne? Bet tai jie elementariai ką, jie ateina, pas tave pasidino 100 žmonių komanda, prasideda pusę metų, išleidžia 6000 puslapį reportą, kurio visą yra esmė sumažinti. Nukatinti tą departamentą, nukatinti tą, tai... O tos pusės, kuri labai nori audito, kuri žavisi audito idėją, tai josgi yra intencija iš esmės ne tiek kalba. Ne tie kalba, arba tie, kurie kalba, gauna pinigus taip, kad kalbėtų. Ir čia iš esmės principas yra paprastas, pakeisti tos, kurie kalba. Tam, kad pakeistum, tu negali tiesiog ateiti, sakyti, man nepatinka, bet audite gal tu gali pradėti spausti, sakyti, žiūrėk, šitas per daug gauna, gal galim pasakyti, kad mažiau gautų, gal galima jį nukatinti ir panašiai. Čia visi supranta, apie ką eina kalba, visi supranta, ką Žemaitaitis pasijantinė, kai reikia, kad aš padarysiu jam auditą, ką jis turi galvoje. Jis turi galvoje, kad aš padarysiu viešą spaudimą kažką. Kas yra įdomu, kad paskutinį kartą, kai aš klausiausi šito piliečio pas Janutinę, tai ar dabar galvoju kažkur kitur, tai jisai truputį jau pradėjo įnešti, kaip Ostapo Benderį, jisai pradėjo kalbėti, kad reikia padaryti visų žiniasklaidos priemonių auditą. Ir privačių. Taip, sako, nereikia apsiriboti LRT. Reikia padaryti visų. Nes tie kalbėtojai LRT turbūt kalba ir kitose. Ir tai irgi blogai. Įdomu. Va čia jau būtų naujas. Kvaziūno fantazija. O tai ką jisai darys su tais kalbėtojais, kurie ten net negauna jokių pinigų, bet važiuodami, pavyzdžiui, su taksi eina į minusą iš savo lėšų. Ne. Kas yra debiutas, draugai, ir kas yra idėja? Ne, tai čia šiaip yra iš esmės, reikia dar ką pripažinti, čia yra žymiai subtiliau suformuluota tokia, sakyčiau, einant į tą pusę užsienio agentų idėją, iš esmės. Tai, taip. Sakė, iš esmės, pažiūrėkim, kas gauna pinigus ir kas gauna per daug pinigų, taip sakant, jie vadinasi... Su vienu mažu skirtumu, kad čia gal net nepavadins užsienio agentais, tiesiog agentų. Jo, tiesiog vidinis. Ir kitas dalykas, aš manau, kad kas irgi yra nepralošiantis dalykas, tai yra bet koks pasipriešinimas audito idėjai. Ir automatiškai tu esi neskaidrus. Gal net labiau reikia, kad būtų tas pasipriešinimas, nes tada tu gali naudoti bijo skaidrumo, bijo viešumo. Taip, patys, žinai, ir aš pasižiūrėjau dabar naujieji kandidatai į merus, kur bus išankstiniai rinkimai. Tai man atrodo, kad Joniškyje tikrai Aušros kandidatas pasakė, kad bus visiškas... Ir man atrodo, kad yra bendras, taip. Čia partijos politika visur siūlytų auditus. Nes jeigu tai eina, tai kodėl nenaudoti? Tai minėtas pilietis ten ant to lapo kažką paišo su markeriu, tai auditas būna pabrėžtas žodis. Žinosim, iš kur jie ėmė pinigus ir kur jie leido. Gerai, apie pinigų leidimą iš kitos pusės. Seime įregistravom čekistų gelbėjimo projektą. Įregistravo, beje, 2 piliečiai, kurie patys yra užliekę su čekiukais. Vienas, tiesa, Tomas Martinaitis, kaip suprantu, atsimeta parašą ir panašiai. Kaip jūs galvojate, praeis šitas daiktas? Ir kas yra gelbėjimas su juo? Ta prasme, ar Sinkevičiaus ateities karjera artimiausių 2 metų? Ar yra dar tai, ko mes galbūt dar nežinom, bet jau žino teisėsauga ir jau žino politikai ir jie galvoja, kad jau čia jau reikia gelbėti? Aš peržiūrėjau šitą projektą, peržiūrėjau aiškinamąjį raštą, peržiūrėjau lyginamąjį variantą ir peržiūrėjau Seimo teisės departamento išvadą. Tai kadangi suprantu, kad šita tema dar matyt kabės kurį laiką, tai aš galiu pasakyti, kad toks startas naujos Seimo narės, kuri yra pagrindinė iniciatorė, Zailskienė Jūratė, yra tiesiog fantastika. Va čia irgi linija, griaukim pasitikėjimą politiniais institutais ir toliau, nes į ką atkreipčiau dėmesį. Prienų rajono savivaldybė šiaip yra irgi visam tam sąraše ir jau vienas yra nubaustas, vienam ten 7,5 tūkstančio ir plus visos sankcijos, kitas buvo iš kito prokuratūra prašė, man atrodo, apie 14,5 tūkstančio. Kas buvo Prienų savivaldybėje ponia Jūratė Zailskienė? Šiaip ji buvo, pavyzdžiui, kad ir tais pačiais 19 metais netgi turėjusi mandatą į tarybą, bet jos VRK šiandieninė anketa rodo, kad ji buvo administracijos direktorė ir buvo dabar nuo 23 metų vicemerė. Ponia Zailskienė nejaučia atsakomybės, man klausimas toks. Čia Vaicekauskas yra meras, ne? Socdemas Prienus. Labai tikėtina, nes aš bijau sumeluoti, nes tikrai nepatikrinau šito, nes tikrinau ponios... Senas patyręs. Taip, ponios Zailskienės vyras taip pat dirba savivaldybėje vienu švietimo ten sporto skyriaus vedėjų ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, čia kyla klausimai, nes tu matei tą tvarką ir tu su ja buvai susipažinus.
Antras dalykas, kiek yra nesuvokiama, nes yra ta diferenciacija pagal ar ne MGL vadinamosius bausmių. Palaukit, iš viso apskritai. Mes kalbam apie valstybės tarnautojus ir apie politikus, kurie beje tarybų nariai taip pat duoda priesaikas. Ir kai man sako, kad žinai, čia ar 500 ir 5000 čia labai didelis skirtumas. Ne, hebra. Ir kitas dalykas yra jų sakymas, kad mes norime aiškumo. Jų aiškumas, pavyzdžiui, vietoj skiria, gali skirti. Ne, tikrai aiškiau dabar, ar ne? Kad tokiu atveju vietoj skiria, gali skirti. Tai dar mažiau aiškumo teismui, pavyzdžiui, kuris nagrinėja bylą. Tai ten teisinė prasme, iš tikrųjų, Teisės departamento išvados yra labai rimtos ir apie tai, kad, ir aukščiausiasis teismas yra pasisakęs, kad ta žala padaryta, tai jinai ne tik tai yra ta turtinė, klausimas apie žalą valstybei, apie pasitikėjimo tais pačiais politiniais institutais, irgi silpninimą apie tai, kad tu esi valstybės tarnautojas. Atrodo, kad viskas yra dabar, čia kaip nors, kitaip tariant, čia yra toliau Blinkevičiūtės galvų nekaposiu, politikos įteisinimas tik tai per baudžiamąjį kodeksą. Iki galo neaišku, kas yra bandoma tuo pasiekti. Ta prasme, žinant, kad bus rezonantas, žinant, kad bus... Ką norima tuo pasiekti? Aš tai manau, kad norima traukti bendrapartiečius. Bet čia ne tik bendrapartiečius. Ir kitų partijų taip pat politikus. Oponentus. Taip. Priešininkus politinius. Ne, tai pasirašė beje projektą daug. Galima aš pasiūlysiu tokią gražią versiją. Kurie irgi turi teisę egzistuoti, kaip ir kitos. Ne dėl to, kad aš jie labai gyčio daktaras, bet jeigu gražios versijos man labai norėtųsi, tai įstatymų leidėjas suprato, kad dėl būtent jo paties apsileidimo, apsiškimo ir panašiai bus įsklošęs nenormali situacija, kuri leido žmonėms daryti blogus dalykus, nesijaučiu dėl to kaltais, kadangi tiesiog buvo chaosas. Teisinė košė buvo. Ir dabar bando atbulinę tvarką, kadangi mes žinome, įstatymas galioja atgal tik tai tada, kai jis švelnina dalyko, tiesiog pabandyti tą sutvarkyti chaosą a posteriori. Sutvarkyti chaosą. Bet tai ten chaoso nebus mažiau. Chaosas bus sutvarkytas pernai metais. Taip, dabar į priekį, o dabar bando jį a posteriori padaryti. A posteriori. Bet ten chaoso bus daugiau ir apie tą kalbą ir teisininkai. Aš tiesiog pasiūliau, jūs tas versijas, aš nusprendžiau, aš būsiu vienas tas, kuris pabandys pasiūlyti gražesnę versiją. Nes vienoj pusėje yra teisininkai iš principo ir teisėsauga. Generalinė prokurorė pasakė labai aiškiai. Taip. Ką jinai apie tai galvoja. Ir kitoje pusėje yra politikai ir jeigu jie prastums, o jie turi visus įrankius prastumti šitą dalyką buldozeriu, koks tada bus jų santykis su teisėsauga? Tai prasme, čia įdomus momentas. Teisėsauga turės tą dalyką mesti. Man tai dar yra įdomi ir premjero pozicija. Tai premjeras pasakė labai aiškiai apie vištas ten. Ir jisai pasakė, taip, čia jeigu ten kažkas tik tai užtiek, tai čia neverta. Ir mane stebina šitas premjero požiūris, kad jis būtent nesupranta, kad jeigu ten, nežinau, Paulius iš manęs pavok 100 eurų, tai nėra tas pats, kas yra pavokti iš valstybės, kai tu esi valstybės tarnautojas. Ne, tu nepavoksi, žinau. Bet tai... Aš žinau, kur tavo paltas kabo. Bet ten nėra 100 eurų. Pažiūrėsiu. Gal ras netyčia. O jeigu rasiu? Tai man atrodo, kad čia yra toks nesuvokimas, kad tu esi vis dėlto valstybės tarnautojas, tu esi politikas ir kad ta žala tai nėra ta eurų žala tiesiogiai, tai yra ir žala platesnė. Tai, man tai tik tai liūdna girdėtų ministro pirmininko tokius žodžius. Labai gražiai kalbirima, bet man atrodo... Kaip visada, neivi. Bet man atrodo... Taip prasilenkia su gyvenimu, kad net liūdna. Man atrodo, suveikia iš dalies ir tas toks politinis instinktas, kaip pamatė tą precedentą Sinkevičius. Reikia pripažinti, Sinkevičius turbūt griežtumo tokio nesitikėjo niekas, nes visi sakė, palaukim, prezidentas važinėjo, sakė, labai geras žmogus, labai gražiai Jonavo žmonės atsiliepė. Ir tas toks sukurtas teisinis precedentas, jisai parodė, kad gali įvykti nemažas nukraujavimas. Ir aš manau, kad iš dalies... Ir labiausiai nukraujuos tos partijos, kurios... Socdemai. Kurios turi valdžią regionuose. Socdemai, tai čia net nėra klausimas. Tai tu tiesiog, matydamas precedentą, tiesiog bandai kažkaip... Užkardyti. Gerai, o kas... Gerai, dabar tu tą užkardysi, viskas tvarkoja, bet aš nesuprantu to nesugebėjimo nors kiek pažiūrėti toliau savo to
pirminio buko primityvaus intereso. Česlovas Juršėnas. Vėl aš ar ne? 300 eurų. Česlovas Juršėnas. 100 eurų, va, žiūrėk, aš nusitrauksiu 100 eurų, matot? Ir įdėk Rimas kišenę. Ir einu įdėsiu Rimą į paltą. O jisai pavoks. Atbulinė data. Taip, propsas buvo paruoštas, gerai. Česlovas Juršėnas partijos dvasia labai aiškiai pasakė, žmonės pamirš, žmonės atleis mums viską. Taip, Tai ir jis tik teisus. kadencijos pradžioj, kadencijos pabaigoje šito klausimą prisiminsim mes čia sėdėdami. Bet tu negali būti aklas iki Būčiau toks tikras, tiek. žinok. Teisėsauga, jeigu toliau šinkuos merams... Andriu, dabar kas žmonėms dabar įdomiau būtų? LRT ir krašto apsaugos auditas? Aišku, kad LRT. Nes čekiukai jau išsemta. Taip, prašom. Tai va, tai yra Čia buvo labai įdomu, bet viskas jau yra išsemta. Į naujienos vietą pažiūrėk portale. Taip, bet tu ir negali norėti. Čia yra 2 metų. Mes įeinam į Tai antrų... tiesiog apie tai ir kalbam. Žmonės užmirš. Dabar ten Ne, nu, bet, klausykit, bet iš kitos pusės, nu, tai, bet mes pradedam naują kadenciją ir tik tai nespėjau kojų apšilti, jau tokį teisės aktą, be jokių ekspertų išvadų. Nu, iš tikrųjų, aiškinamasis raštas surašytas taip, kad, nu, apsaugok viešpatį ir tada, nu, tu supranti, kad, nu, vat nuo to mes pradedam įstatymų leidybą. Tai yra ne pirmas ir ne paskutinis blogas aiškinamasis raštas, kurį... Ne, tai jie visi tokie patys faktiškai, aš ten jau turiu, bet aš turiu tam silpnybę, aš juos vis paskaitau, tai gal čia jau mano... Vat reikėjo mėnesį detoksikacijos nuo aiškinamųjų raštų. Ir nuo, matai, partijų programos... Ne, tai žinai, klausyk. Tai jeigu... Kaip narkomanas, tikrai. Jau partijų programos nebeaktualios rinkiminės. Galvoja, Rima, ką daryti? Baigė heroiną, perėjo prie fentanilio. Rankos dreba. Aiškinamieji raštai. Sudarė kambarį su konservuota pomidorų sriuba. Ir skaito. LRS.lt. Aš manau, kad mes turime, jūs čia juokavote. Tai yra patyčių klubas dabar. Užsienio agentų įstatymų, jūs gausit, man atrodo, konservatorių agentų įstatymą ir čia busit visi uždaryti, taip sakant. Gerai, apie konservatorių agentus. Tai paskutinė tai tokia lokalinė tema ir tada rinksim mėnesio žmogų. Pirmininkė. Ar mes jau žinom, va dabar, kai filmuojam sausio pabaigoje, kad Laurynas Kasčiūnas bus pirmininkas, ar vis dėlto liberalusis flangas, kuris dabar matau, kad tai bando taip gan aktyviai telktis už Radvilę, sugebės pasipriešinti, kaip sakot, Pauliau? Ne tik aš, bet ir artimi partijai žmonės, sakykim, taip. Ne tik aš, bet ir artimi partijai. Ar manau, kur čia į save pastatė? Aš per vidurį. Turintis šaltinių, taip sakant. Tai jie iš esmės susitaikė, sakykim, taip, kad Laurynas Kasčiūnas. Nes jo, yra toks dalykas kaip momentum. Ir jie jaučia, kad gali Andrius Kubilius parašyti labai ilgų paklodžių, kaip čia pavojinga ir kaip čia 2018 metais dar jaunystės klaidų mūsų čempionas vežė AfD atstovus į Lietuvą, jau po 14 metų, jau žinodamas pozicijas dėl karo Ukrainoje, bet Laurynas Kasčiūnas, akivaizdžiai, turi tą momentumą, pačioj partijoje net komunikuojama, jau yra kaip toks lyderis. Tai aš manau, kad didelių klausimų nėra, didesnis klausimas yra, kas nutiks po to iš esmės, kaip ta liberalioji partijos pusė, kaip tie, kurie stovi šalia, kaip jie susitaikys su tuo, kad naujas partijos pirmininkas nežinia, kokių veiksmų imsis. Aš nesakau, kad jis imsis kažkokių drastiškų veiksmų. Kokių jis gali drastiškų veiksmų? Grenlandijos. Ne, tiesiog jis gali Latvijos. Atims surinks pasus ir sudegins. Daug pilį perimti reikia, kol neperėmė. Bet faktas toks, kad partijai labai pasikeis tiesiog įtakos. Akivaizdu, bet gal to reikėjo partijai. Tai vat pažiūrėsim, nes man atrodo, kad čia yra problema, kad partija viena vertus nori to naujo lyderio, kita vertus ideologiškai nelabai aišku, kokia tai vis dar partija. Nes labai daug kam patinka ir Šimonytė, labai daug kam patinka ir jaunieji. Labiausiai, aišku, norėtų kažkokio hybrido. Jo, ir tai, kad bet hybridas nebeveikia, buvo hybridas, nebeveikia hybridas. Tai va čia yra turbūt svarbus klausimas, ką darys Šimonytė, nes Šimonytė šiuo metu, kaip suprantu, užsiėmė augina pomidorus. Sodų ir panašiai. Pomidorus. Pagal šiuo metu.
Plačiaja prasme. Žinok, man atrodo, Nes gali. aš pagalvoju, kad tu buvai atostogos ir šiltose kraštuose, tai nereiškia, kad visur pomidorą augina sausio mėnesį. Tai kol Šimonytė gyvena pagal Voltero Kandido įsakus, taip sakant, rūpinasi savo sodu, tai tol Laurinas Kasčiūnas rūpinsis partiją ir žiūrėsim, kokie Partijos sodą. atoveiksmai bus. Augins partijos sodą. Rima, Aš tu tai, sutinki? aš tai manau, kad čia intrigos yra labai mažai. Akivaizdu, kad tas dešinysis flangas apskritai po šitų rinkimų, Seimo rinkimų turiu galvoje, yra tokiam gerokam pakrikime. Galbūt net ne iki galo visi dar supranta, kas čia yra įvykę iš principo. Ir Laurinas jaučiasi pakankamai, matosi, komfortiškai visame tame. Ir, tas dešiniųjų, tiksliau, ta dešiniųjų kandidatė, tai yra Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė. Akivaizdu, kad dalyvauja turbūt labiau dėl to, kad dalyvautų, taip, jinai surinks to galbūt dešinio flango tam tikrą skaičių balsų, bet aš vis dėlto manyčiau, kad čia intrigos nėra super daug ir jeigu atvirai nelabai tas kažkaip žiūriu net rezonuoja. Aš pati netgi jaučiu, man daug yra įdomiau šiandien Palucko santykis su koalicijos partneriais, nes ten labai daug... Bet tai normalu yra. Taip, tai va būtent. Vis tiek, tai yra opozicinė partija, kuri šiandien neturės artimiausius 3 metus jokios galimybės daryti. Tai jie čia pasidarė dabar šiek tiek debatų, bet jie daugiau dėl varnelės. Kokie bus storių lyderė Kemi Badeno? Domisi. Kokie žmonės? Patys storiai. Patys konservatoriai. Ir jų rinkėjai. Ne, bet žiūrėkit, man atrodo, mes visgi turėt galvoj, kad tai yra viena didžiausių partijų Lietuvoje. Atstovaujanti dešinėsias vertybės. Ir dabar jos matosi kažkoks krypties pokytis teorinis. Ir tai, kad mes jo kažkaip nereflektuojam visuomeniai, nekalbam, priimama kaip, tai čia konservatoriai pasidarys, tai bus. Iš to ir atsiranda, ką prieš tai šnekėjo Rima, apie tai, o partijos, o kurių lyderiai. Kai mums neįdomu partijos, tai ten nieko. Ne, bet kodėl neįdomu? Man, pavyzdžiui, labai įdomu, man visiškai neįdomu, kas nutiks su partija, jeigu laimėtų Radvilė. Ir man yra labai įdomu matyti, kas nutiks su partija, jeigu laimėtų Laurinas Kasčiūnas. Ir dėl to turbūt aš sakyčiau, kad aš čyrinu už Lauriną. Nes tau intrigos reikia. Ne tik intrigos, bet naujo. Tikrai pokyčio. Pokyčiai po pokyčių turi būti toj partijai. Man gal įdomu ir tai, kaip reaguos patys tie rinkėjai, kurie Vilniui Benkunską mato LGBT paradę. O kažkur rajono išsirenka Kasčiūną, ta prasme. Ir čia ta dichotomija, kaip jį veiks ir kaip liberalai, kokie jie ten belikė, nežinau, sumušti, tokie apskabyti, bet kaip išnaudo šitą, kad dabar atsivers galimybių langas, pavog dalį rinkėjų iš konservatorių, kurie nesijaus atstovauti. Kodėl tu liberalus laikai sumuštais? Aš kaip tik galvoju, kad liberalams dabar yra pats. Tu galvoji partiją? Aš turiu minį bendrai. Liberalų flangą. Visą flangą. Tai sąjūdis, liberalų sąjūdis. Ne, apskritai visą, kas yra... Tai Laisvės partija. Kas? Laisvės partija. Kaip buvo tokia? Pasklaidyk archyvus. Jau seniai buvo. Ne, aš nebuvo taip seniai, žinok. Jokio net pyptelėjimo nebuvo per šitos, kai atsirado su naujų pirmininku. Net pyptelėjimo šiandien nebuvo. Buvo, ką jis pyptelėjo? Apie dėl Grenlandijos. Man tai tiesiog įdomu, ar šiaip grįžtant prie konservų, tai man labai įdomu, ar jie turės, ar konfliktas, tas, kuris visada jautėsi kažkuriuo metu daugiau, mažiau, ar jis dabar gilės po Kasčiūno išrinkimo, nes kažkodėl turiu įtarimą, kad gali šiek tiek pagilėti, nepaisant to, Kasčiūno, tos legendos, kad Kasčiūnas labai gerai su visais sugeba sutarti, bet ar jis sugebės iš tikrųjų sutarti su tuo savo liberaliuoju partijos flangu, čia yra klausimas, nes tas flangas, jisai iš tikrųjų yra tam tikroje frustracijoje, tu realiai porą dešimtmečių tu dominavai, o dabar gali, keistis tą situaciją. Tai man įdomu, kaip Laurinui pavyks iš tikrųjų užbalansuoti ir, to konflikto kažkuria prasme nepagilinti, nes rinkėjai tai irgi yra pasiskirstę. Aš galvoju, kad dabar bus labiau kaip tik tas galbūt momentas susiburkime aplink vėliavą. Arba gali būti šitas. Tai labai įdomu, kur... Tai sakau, dėl to ir labai įdomu, nepamatyti, ar pavyks jiems padaryti manevrą susiburkime aplink vėliavą. Ne, bet čia iš esmės viskas priklauso nuo valios priešintis tos pusės, kuri iš esmės dabar atsitraukė ir pripažino pralaimėjusių rinkėjų. Jeigu nes partijos jų kodėl turi labai... Jo, būtent, jeigu atsiranda tas, ką visuomet žmonės vadina magnanimity, tarsi tas didžiadvasiškumas laimėjus, kad laimėjai ir tiesiai iš karto ranką. Kas vėlgi, čia yra ta pati partija. Tai kad tu tiesi ranką iš karto. O kaip jis rodė, dirbdamas komitete, kur susitardavo su visais.
Bet aš priminsiu, kad konservatoriai turbūt yra viena iš tų dar partijų keistų, kur programa ir tam tikri pozicijos, tam tikros politinės dar šitą reiškia. Ir kai prasidės klausimai dėl tų pozicijų, tai man atrodo bus visgi problemų tam tikrų. Jo, bet kol jų nesuosmenins, tol įmanoma kažką. Iš kitos pusės, kol jie yra opozicijoje, tol galės šlifuoti. Kaip post factumą jau traktuojam sausio gale, kad jau Laurynas yra naujas pirmininkas, ar ne? Nu, aš manau, kad... Daivaro Rybakovo šansų nevertinama. Nu, bet jeigu kas nori laimėti daug lažybose, tai Kofas ant jo geriausias. A ne? Jo. Okay. Gerai, sausio žmogus, kasgi tai galėtų būti? Galiu? Tai galėtų būti. Tu nori pradėti? Jo, galiu pradėti. Jeigu sakysi Donaldas Trumpas, tai ne, tikrai. Aš nevažiuoju. Aš nežinau, ar girdėjot, kai žmogus yra toksai Andersas Tyresenas, jis yra Danijos europarlamentaras. Iš labai mažos partijytės, Danske Folksparti, tai Danijos liaudės partija, totalūs dešiniukai, prieš imigrantus, už liuteronų bažnyčią. Nu, žodžiu, būtų tie, kurie yra didžiausi maga ir Trumpo. Tai yra tas žmogus, kuris Europos parlamento posėdėje į Trumpo pareiškimą, pageidavimus dėl pretenzijų, dėl Grenlandijos pasakė fuck off Donald Trump. Ir čia aš ne dėl to, kad man labai patiktų tokio pobūdžio parlamentiniai išsireiškimai arba leksika ar panašiai, ar dar ką nors simpatizuočiau šitai partijai, kuri maža Danijos parlamente 7 vietos, Europos parlamente 3 vietos, bet tai yra įrodymas, kad netgi tų potencialiai tarsi atrodžiusių didžiausių ideologininkų, sąjungininkų tarpe, tai yra Europos maga, tokie dalykai gali sukelti visiškai neprognozuojamą reakciją. Nes visi yra maga, mada, make Denmark great again, make France great again, ar dar nors. Ir ten visuomet yra labai sunku išsitekti šitame pasaulėlėje. Jeigu visokie, Vauk ar dar nors, tai jiems labai lengva internacionalus jungtis, nes tai yra universalus dalykai, dar nors. Tai šitoj pusėje tai gali labai atsirasti daug iš karto erdvės apsikumščiamis ir man bus labai įdomu pažiūrėti, kai Kanadoje tikrai konservatoriai išrinks Pierre Poilievre lyderių, po to jis taps Kanados premjeru, kurio šūkis yra Canada First, Canada Last, Canada Always. Ir aš pažiūrėsiu, kaip tada taps 51 valstija. Man atrodo, ten bus didesnių pasikopojimų negu su Trudeau. Mėnesio žmogus. Tai Andersas Tyresenas, šitas Danų europarlamentaras, kuris pasakė fuck off, Mr. Trump. Fuck off. Gerai. Prašau. Aš tai turbūt nenustebinsiu, aš iš tikrųjų prieš laidą galvojau, kas čia galėtų būti ir aš atiduosiu Jūratei Zailskienei už nepakartojamą aiškinamąjį raštas atitenka. Ne, bus dar geresnių, jau yra geresnių, bet už tą neįkainojamą indėlį stiprinant mūsų pasitikėjimą politikais ir Jūratė Zailskienė, all good. Taip. Panašus variantas kaip Aido, tik iš kitos gal pusės Vašingtono vyskupė, episkopalinės bažnyčios Marion Buddy. Marion, man atrodo vardas, jeigu tiksliai prisimenu, kuri per mišes sugebėjo vienintelę turbūt taip tiesiogiai sunervint Donaldą Trumpą ir tiesiai akis jam pasakyti, kad žiūrėk, yra Amerikoje žmonių, kurie jaučiasi prastai dėl to, kad tu esi išrinktas, dėl tavo retorikos, dėl tavo galimų veiksmų. Ir tu turi būti visos Amerikos prezidentas ir atsižvelgti į žmonės visoje bendruomenėje. Tai man atrodo, kaip pavyzdys, tas retas, kai vis dar įmanoma susitikti su politiku ir jam į akis pasakyti, žiūrėk, būk atsakingas politikas, tu atstovauji mus, tu atstovauji net ir tuos, kurie tavęs nerinko. Tai už drąsą, už apskritai turbūt tą idėją palaikau. Na šiaip už ganytojišką poziciją gal gali. Jo, už tai, kad žmogus jo išsakė, turbūt šiaip bažnyčioje trūksta drąsos turbūt pasakyti. Nes jie apie tai ir yra. Nuo Jėzaus kalno, nuo pamokslo laikų, jie apie tai yra. Gerai, tai mano tada paskutinis variantas niekas nepasakė, bet aš buvau tikras, kad ir nepasakys. Irgi toksai kaip miksas gal tarp Pauliaus ir Aido. Susijęs ir su Fakov, ir su ganytojiška pozicija, tai aš nominuoju Despotin Fem. Hebrytė ir Vaitai, kurie vieną, ir net ne dėl to, kad jie tai pasakė, padarė statementą, bet kad jie pirmą kartą bandė daryti statementą, juos užmūtino, jie sugrįžo, antrą kartą padarė statementą, ir dar ten tada užsirūkė CBD. Tai Despotin Fem yra iš mano pusės ir toks yra mėnesio mūsų nominantų. 4 balsuokite arba YouTube, arba balsuokite mūsų platformose, kur yra mūsų rėmėjai, gali išsakyti savo nuomonę ir pasižiūrėsim, kas bus sausio mėnesio žmogus.
Na, o dabar dar viena tema, kurią pasiūlė mūsų rėmėjai ir tai galim labai greitai turbūt aptarti, nes Aidas jau minėjo šiek tiek Kanados reikalus, Norvegijos reikalus, Danijos reikalus aptarėm. Gerai, o Vokietijos? Ir klausimas yra toks, ko galima tikėtis iš ateinančių rinkimų Vokietijoje? Ar Lietuvai ir kitoms Europos šalims gali būti svarbus AfD iškilimas, ar realus Dexit scenarijus? Tai kad netgi ir patys AfD pasakė, kad jeigu jiems reiktų rinktis, tai jie daug mieliau pastrauktų iš euro, negu kad iš Europos Sąjungos. Jiems euras, ta pačia Alice Weidel, jų lyderiai, jie kažkada buvo banko analitikė, ta pasia Goldman Sachs, to paties, ir jau tada priklausė tiems profesoriams, kurie kūrė AfD, manydami, kad Vokietija labai daug pralaimėjo nuo euro vedimo, nors šiaip visi mano, kad viršiai ji būtent laimėjo labiausiai daug iš euro vedimo. Tai tikrai Dexito nebus, AfD iškilimas bus, bet, vėlgi, aš kažkaip manau, kad bus didžioji koalicija. Didžioji koalicija, nors dabar Šolcas šneka, kad jis po paskutinio Merco, paskutinio šitų Merco pasakymų apie imigrantų stabdymą ir visą kitą, kad jis neįsi koalicija, vis tiek eis. Ir tai nėra nieko gero Vokietijai, kad daug geriau būtų, aš nežinau, arba vieni krikdemai valdyti. Bet taip neįmanoma beveik jau yra. Ir bus, sakau, vėl bus dar 5 metai stumdymosi. Čia šiek tiek, man atrodo, Europos parlamento situacija, kai yra jau nusistovinti tvarka, kad yra susigrupuojama prieš tą radikalią jėgą. Jeigu jau jų spalvos yra įgyjusios bendrinius pavadinimus, kas Jamaika, šviesoforas, dar kažkas, tai čia jau nieko gero nesako. Įprasta praktika, aš gal net sakyčiau, iš dalies AfD šiek tiek pakenkė tas visas hypas, kuris sukurtas dabar po Masko pasisakymo, po Masko saliutavimo ir panašių dalykų, gal net per daug dėmesio akcentavo, juos ištraukė į dienos šviesą, padarė juos didesnių blogių, turbūt negu jie bandė save pademonstruoti. Nes ten irgi yra vis dar du flangai, yra ta pati Alice Weidel ir Timo Hrupala, kuris vienas atstovauja tą vadinamą alternatyv mitę, tą vidurį, o kitą tą diflygel, tos dešiniuosius, dešiniuosius. Tai ten irgi kova dar nėra pasibaigus. Ir žinai, labiausiai, aišku, svajotų ir Mercas, ir krikdamai, kad AfD suskiltų. Ir kada su viena pusė būtų galima šnekėtis tą Alice Weidel, o kitą palikti šitoms politikos užkaboriams. Kalbant apie tos potencialius lyderius, tai Mercas turi tokio potencialo, sakykime, taip, jis visai simpatiškas. Mes jau minėjome. Jo, ir jis visai, man atrodo, jis visai gali kažkaip sėkmingai rezonuoja tą tokia labiau dešinės politikos reikalavimą, konservatesnės politikos reikalavimą, nenukrypdamas dešinę ir gebėdamas skaldyti nedešinės jėgas. Tai čia toks klasikinis nukrypdamas, klasikinis. Tai nieko kažkokio mes nematom. Ne, aš kai gruodį teko būti šiek tiek Minchene, tai kiek kalbėjausi su ir vietos lietuvių bendruomenė, tai buvo to tokio apskritai irgi nerimo, kas vyksta Vokietijoje, bet netgi, sakyčiau, ten tas Masko dabar kažkoks čia irgi pašmėžavimas dar labiau turbūt mano supratimu gali pakenkti net negu padėti. Jūs video kreipimasis, kai jūsų... Taip, aš apie tą irgi būtent ir kalbu, nes tiesiog tada kažkokios kitos šalies, kažkoks verslininkas čia pradeda lysti į partinius vos nesuvažiavimus, tai gali būti priimta kaip tik negatyviau, bet kas ir bus įdomu, turbūt ir įdomiausia pažiūrėti, kaip Vokietija bandys, Vokietijos išrinkta galbūt ta potenciali valdžia, kuri formuosis, juos pastumti į šoną. Nes mes matėm pas mus, kaip vyksta koalicijos formavimas ir kaip prisidirba iš tikrųjų politikos lyderiai, kai dabar mato visą, iš tikrųjų, atsiprašau, bet šūdų malūną ir nebegali kaip trauktis, nes ką tik prieš 2 mėnesius sakei, kad tu prisimė visą atsakomybę ir tau buvo okei, nors tu viską žinojai ir tau šiandien nėra nei vienos naujienos, išskyrus tu apsimeti, kad tu negirdi ir meluoji, kad nežinai arba tikrai nežinai, bet tada tai yra tavo bėda, kad tu negirdi, kad tavo koalicijos partneris kažkur šneka. Ir kaip jisai dėlioja visą poziciją. Tai čia mes turim tokį pavyzdį ir žiūrėsim, kaip bus Vokietijoje. Man labai daug Vokietijoje labai žiauriai įdomus vienas fenomenas, kad tarp AfD rinkėjų, ypač rytinėje Vokietijoje, yra pačios stipriausias antiamerikietiškos nuotaikos. Kai aš galvoju, kaip jie sugeba tokioje visatoje tą su mastu. Iš dalies sukūrė tą savo politinę šizofreniją, kai suvienijo ir kairę radikalią, ir tokią dešinę radikalią. Ir kaip jie sugeba ten vis dar suktis. Turint omeny Vokietijos istorijos kontekstus, sudėtinga. Aš čia paantrinčiau, Rimai, man atrodo, kad svarbus dalykas, kad šitos yra 2 minties mokyklos, ką daryti su tais vietiniais žemaitaičiais. Vienas Lietuvoje buvo pasakyta, mes negalim ignoruoti piliečių valios.
Vokietijoje sako, žiūrėk, mes labai lengvai galime ignoruoti piliečių valią ir mes padarysim viską, kad tai padarytume. Bet čia, man atrodo, šitas teiginys dėl piliečių valios ignoravimo, jisai iš karto žlunga dėl to, kad tu turi opoziciją, kuri lieka opozicijoje ignoruojant piliečių valią. Tai, o kai jeigu tu turi tą formavimo teisę, labiausiai konservatoriai tai va būtent. Tai čia yra, man tik tai va klausimas visada, ar, vėlgi, čia va tas ir kyla. Socdemai kalbėjo apie integraciją, bet jeigu tu darai netikrą integraciją, o tiesiog juos legitimuoji ir prileidi prie valdžios, bet niekas nekinta, tai čia nėra integracija. Tai vat, reikia atskirti įteisinimą, legitimavimą, normalizavimą nuo integracijos. Jeigu tu neturi integracijos plano, tavo planas yra tik tai duoti valdžią ir ją pasidalinti, tai čia nėra integracija. Tai man atrodo, mes šitų dalykų, jeigu neatskiriam, tai mes turim bėdą. Taip. Prasideda politinis nusikalstamumas. Getai. Ir auditai prasideda. Auditai visur. Išeini gatvė ir auditas. Tai va čia. Reflektuosiu tai, ką... Turit 100 eurų. Turi. Ką Rima neseniai, ką tik dabar pasakė, tai irgi... Mano pažįstami turi šunį vardu Malūnas ir kai jis namie pridirba, jie įvadina šūdų Malūną. Bet nemėto jį. Nežinau, kad aš tą prisimenu. Bet nemėto jį to, ko jis prisidirbo, bandydami jam išaiškinti jo poelgio neprimtinumą. Ne, čia reikėtų pamėti dar. Gerai, tai to smagia nata ir baigėme sausio mėnesio vyriausia Lietuvos komisija. Aidas Puklevičius, Rima Urbonaitė, Paulius Gritėnas, Andrius Tapinas buvo su jumis ir mes grįšime vasario gale ir pasižiūrėsime, kas nutiko per šitą mėnesį. Trumpiausią metų mėnesį, geriausiai iš valstybių. Ačiū visiems žiūrėjusiems, ačiū remiantiems Laisvės televiziją. Iki.